Laba diena, aš jums parodysiu, kaip reikia pridėti įrašus WordPress sistemoje. Visų pirma, prisijunkime prie savo paskyros. Kaip matome, mes dabar esame prisijungę ir matome pagrindinį skaidelį. Kairėje pusėje galime pasirinkti mums labiausiai dominančius įrankius WordPress sistemoje. Tai būtų įrašai, nuorodos, puslapiai, komentarai. Jeigu mes turime elektroninę parduotuvę WooCommerce įrašai, produktai, išvaizda, įskiepiai, įrankiai ir nustatymai. Šiame vaizdo įraše mus labiausiai domins įrašai. Pagal šį meniu mes matome, kad galime pasirinkti visus įrašus, kurti naują, kategorijos ar žymios. Jeigu mes norime sukurti naują įrašą, tai spaudžiame kurti naują. Galime prisijungti pranešimus. Tai vat, šičia yra standartinis WordPress'o įrašo kūrimo langas, kuriame visų pirma reiktų mums susigalvoti pavadinimą. Sakykime, naujo yra pavadinimas. Kai sugalvojame jau pavadinimą, galime mes ir pradėti rašyti tekstą. Tekstą galime rašyti pasirinkę dviejais būdais. Tai raiškusis arba tekstinis. Jeigu mes esame pasirinkę kaip numatytai raiškusis, tai mes galime rašyti surinkinėti tekstą panašiai, kaip kad mes tai darome su Word'u. Sakykime dabar teksto pavyzdys. Na va, matome, kad mes parašėm tekstą ir dar su klaidom. Jeigu jūs naudojate Mozilla Firefox, jums iš angliško galima pasirinkti į lietuvišką ir jums tada pabrauks netgi klaidas. Tai va, kaip mes, sakykime, esam parašę trumpą ir didelį tekstą, mes jį galime redaguoti. Taip pat jį, aišku, galime redaguoti ir rašant patį tekstą. Kaip ir standartiniai Word'o įrankiai, čia rasime tokius kaip paryškintas tekstas, pasviręs tekstas, perbrauktas tekstas. Mes taip pat galime jį sudaryti sąrašą, arba kad tas sąrašas būtų skaičiuojamas. Jeigu mes norime įdėti kokią nors citatą žmogaus, galime rašyti čia. Užbaigti. Taip pat, sakykime, jeigu mes esame parašę kokį tekstą ir jį norime gražiai skirti liniją, tai vat horizontali linija suteikia mums šitą progą. Jeigu mes norime tekstą lygiuoti kairę pusę, kaip dabar yra numatyta, tai pasirinkame šitą. Jeigu norime akcentuoti, pasirinkame šitą laukelį arba dešinę šitą laukelį. Jeigu mes turime, sakykime, kokį nors sakinį arba žodį, kurį norime nukreipti į kitą puslapį, mums reikia sukurti nuorodą. Sakykime, standartinis variantas būtų paspauskite čia. Pasirinkę žodį čia, galite su šiuo įrankiu sugeneruoti nuorodą. Sakykime, kad mes nukreipsime puslapį į google.lt. Uždėję varnelę šičia mes galime nukreipti vartotoją
kai jis paspaudžia ant žodžio čia naujame skirtuke arba angliškai naujam tabe. Tai vat, uždėjau varnelę ir jeigu mes paspausime čia, mūsų nukreips atidarius naują puslapį į Google. Jeigu mes nenorime nuorodos, mes galime ją pašalinti, tiesiog pažymėdami tą žodį ir spaudžiam pašalinti nuorodą. Jeigu mums standartinių įrankių netrūksta ir mes norime daugiau, mes taip pat galime pasirinkti šį mygtuką. Jame taip pat parodys daugiau įrankių. Sakykime, kad mes norime įterpti pavadinimą to skyriaus arba paragrafą. Tai mes galime pasirinkti iš šitų duodamo mums meniu sąrašo, kokio lygio mes norime paragrafo, antraštės teksto. Taip pat, jeigu mes norime, kad būtų pabrauktas iš pačios, galime šį pasirinkti įrankį. Jeigu mes norime, kad lygiuotė būtų nei per kairę, nei per centrą ar dešinę, o būtų pilnai per visą matomą naršyklės langą, tai galime pasirinkti šį įrankį. Taip pat, jeigu norime pasirinkti teksto spalvą, galime pasirinkti šį įrankį, sakykime, raudona spalva. Taip pat mes galime, jeigu esame nusikopijavę į laikinąją kompiuterio atmintį tekstą, jį šičia ir dubliuoti. Iš Wordo. Jeigu mes norime panaikinti visus formatavimus, iš kurio tekstą esame ar iš kokio šaltinio nukopijavę, o jį padaryti paprastu tekstu, mes galime panaikinti visus formatavimus paspaudę šį mygtuką. Jeigu mes vedame kokius nors simbolius, kurių mums reikia ir klaviatūroje jų nėra, mes galime pasirinkti paspaudę šį mygtuką. Ir kaip matome, šičia yra daug visokiausių mums reikiamų simbolių. Jeigu mes, sakykime, turime kokį sąrašą, kurį taip sugeneruojame, mums reikia, sakykime, kad reikia submeniu arba kitos patraukimo. Tai mes galime padaryti į įtrauką. Tiesiog spaudžiame į dešinę ir mums, kaip ir pagrindinis, sakykime, meniu šičia būtų, o šičia kaip to meniu submeniu. Jeigu mes to nenorime, galime atitraukti į kairę. Jeigu mes kažką padarėme ne taip, galime su šią rodyklę atšaukti. Arba jeigu per daug kartų mes paspaudėme, galime grįžti į priekį vienu žingsniu paspaudę šitą. Jeigu mums reikia rašyti tekstą ir mes, kaip naudojamės Word'e, klavišų kombinacijomis, taip pat tiek ir WordPress'e mes galime tą daryti. Čia mes paspaudę šį mygtuką galime matyti, kaip visi šitie šaukiniai klaviatūros, kokiom kombinacijom yra iššaukiama. Tai vat, kai esame sukūrę naują įrašo pavadinimą, sakykime, kažkokį tai tekstą, mes taip pat turime galimybę pasirinkti, koks tai būtent įrašas yra, kokio formato tai įrašas. Ar tai labiau kaip užrašas, paveikslėlis, video, citata, nuoroda, audio ar kitos galimybės. Dažniausiai mes naudojame standartinį įrašą, nes jis labiausiai mums ir tinkantis, universalus.
Pavažiavę žemyn mes matome kategorijas. Jeigu, sakykime, mes norime naujienų kategoriją šalia turėti kitos kategorijos, mes galime paspausti kurti naują kategoriją, šičia suvesti vardą, sakykime, naujienos. Jeigu šį kategoriją mes norime turėti po kitą kategoriją, kad jin būtų subkategorija, mes galime pasirinkti, sakykime, jau iš esamos kategorijos, kad jin būtų tėvinė kategorija. Ir naujienos kategorija priklausys uncategorized kategorijai. Šiuo metu mūsų tai nelabai domina, nes naujienos tebūnie pagrindinė kategorija, spaudžiam kurti naują kategoriją. Na va, matome, kategorija naujienos jau yra sukurta, jau netgi ir su varnele, tai mums belieka palikti. Jeigu mes turime įrašą su tam tikromis žymomis, mes taip pat jas galime pridėti čia, sakykime, naujas ir yra. Įrašas. Ir mūsų sužymėti įrašai, kurie turės, sakykime, žymą naujas arba įrašas ir vartotojas paspaudęs ant tos žymos galės matyti tos įrašus, tų įrašų sąrašą, kurie yra sužymėti su šiomis žymomis. Taip pat kai kurie įrašai priklausomai nuo temos gali turėti ir pagrindinį kaip paveikslėlį. Tai jeigu mes norime pridėti naują paveikslėlį, mes galime jį pasirinkti iš failų galerijos, dabar kurios mes neturime, bet kai įkeliame, jie matomi šičia. Tai vat, kol mes neturime, galim įkelti kokį nors paveikslėlį. Sakykime, mes įkelsime kažkokį tokį paveikslėlį, palaukime, kol jį įkels į mūsų WordPress sistemą. Na va, matom, kad kažkoks tai yra žemėlapis įkeltas ir jį spaudžiam naudoti kaip specialų paveikslėlį. Pasižiūrėkit ypatingai čia, kad čia būtų pažymėta varnelė. Kad tai žymi, kad mes esam pasirinkę šį paveikslėlį. Kai mes pasirinkom specialų paveikslėlį, mes galime pasirinkti taip pat nustatymuose prieš paskelbiant, kada reikia pradėti rodyti šį įrašą. Standartiškai lietuviškai rašoma nedelsiant, tai vienu žodžiu, kai paspaudžiam mygtuką paskelbti ir įrašas yra iš karto paskelbiamas. O jeigu mes, sakykime, norime tuo pačiu laiku, bet rytoj, tai galim mes pasirinkti kitą dieną. Šiandieną 19 yra, tai sakykime, jeigu būtų 20 diena, tai būtų rytojus, tai lygiai už 24 valandų ir būtų paskelbtas įrašas. Jeigu mes netyčia nuspaudėme šitą punktą, bet mes jo nenorėjome, tai galim paspausti atšaukti. Taip pat mes galime redaguoti, kokiai auditorijai mes norime rodyti šį įrašą. Spaudę mygtuką redaguoti, mes galime šičia, kad jis būtų viešas ir paspaudę nuolat rodyti pirmame puslapyje ir pažymėję varnelę, jį nuolat ir matysime pagrindinėme puslapyje. Jeigu mes norime įrašą apsaugoti slaptažodį, tai pasirinkome šį variantą. Čia suvedame slaptažodį kokį nors. Arba jeigu mes nenorime įvedinėti slaptažodžių, o kad rodytų tik mum, tai spaudžiame privatus. Taip pat mes galime pažymėti ir kokia čia būsena yra. Ar tai juodraštis,
ar laukti peržiūros. Jeigu mes jie tai pasirenka ir spaudžiame gerai ir paskelbti, tai įrašas mūsų yra išsaugomas, bet jis yra nematomas kol kas lankytojams. Jis yra kaip juodraštis, kur dar kartą mes prisijungę vėliau, sakykime, kada mes turėsime laisvo laiko prie mūsų WordPress sistemos, mes jį galėsime matyti visi įrašai sąraše. Gerai, tai dabar atšaukiam šitą ir paskelbiam savo pirmąjį įrašą. Na va, įrašas paskelbtas. Jeigu mes jį norime iš karto peržiūrėti, tai galim spausti peržiūrėti. Ir va, matome kažkokį tai žemėlapį per visą lapą ir mūsų įrašo pavadinimas. Aišku, visas šitas dizainas priklauso, kokia yra instaliuota WordPress sistemoje tema. Jeigu mes norime, sakykime, peržiūrėti, kokie jau įrašai yra mūsų puslapyje, kurie yra paskelbti ar dar nepaskelbti, bet jau vis viena yra sukurti, mes spaudžiame visi įrašai šitam kairiame meniu ir matome, kokie jau įrašai yra sukurti. Tai matome pats pirmasis įrašas Hello World, kuris yra instaliuojant WordPress sistemą sukūriamas, ir mūsų naujas įrašo pavadinimas. Jeigu mes norime redaguoti naują įrašo pavadinimą, į šitą įrašą mes galime spausti redaguoti ir mes atsirasime tame pačiame lange, kai mes ir jį kūrėme, arba mes jį galime redaguoti žymiai greičiau. Tai tiesiog, jeigu mes norime pakeisti pavadinimą, ar jo nuorodą, arba datą, uždėti jam slaptažodį ar padaryti privatų, pakeisti kategoriją, žymes, ar leisti komentuoti, ar leisti pranešimus, tai mes visą tai galime atlikti per greitą redagavimą. Jeigu mes to nenorime daryti, spaudžiame atšaukti. Jeigu mes norime šitą įrašą ištrinti, tai jį galime perkelti į šiukšlinę. Jeigu peržiūrėti, tai spaudžiam peržiūrą. Jeigu mes jį norim ištrinti, jį pirmą perkeliam į šiukšlinę ir va, matome, kad jis perkeltas į šiukšlinę. Jeigu norime atšaukti, mes jį galime atšaukti. O jeigu jį mes norime ištrinti pilnai, tai dar kartą jį pažymim ir išvalyti šiukšlinę. O jeigu mes per klaidą vis dėlto jį perkeliam į šiukšlinę, mes jį galime taip pat ir atstatyti. Tai va, mes jį atstatėm ir daugiau šiukšlinėje, kaip matome, įrašų nėra. Visus įrašus, kaip minėjau, galime mes kilnuoti į tam tikras įrašų kategorijas. Tai mes pasirinkę kategorijų meniu, atsidarom langą ir mes galime sukurti šitoj pusėje daly naują kategoriją savo būsimiems įrašams, sakykime, nauja kategorija, pavadinimą sukurkim, nuorodos mums šiuo metu kaip ir nereiktų. Jeigu mes norime, kad nauja kategorija būtų naujienos subkategorija, tai galim pasirinkti, kad tėvinė kategorija naujos kategorijos pavadinimu būtų naujienos. Jeigu mes norime dar aprašymą po pavadinimu, kad kažkoks tai būtų, tai galime jį rašyti čia, bet jis nėra būtinas. Bet kaip pavyzdžiui parašysiu. Tai yra aprašymas. Nu ir ką, kuriame naują kategoriją. Kaip matome, sukurta nauja kategorija, ją galime redaguoti, arba greitai redaguoti, tai yra pakeisti jos pavadinimą arba nuorodą.
Ir mes taip pat pagal šį specialų brūkšnelį, šį ženklą galime atpažinti, kad nauja kategorija priklauso naujienų kategorijai. Tai, kitaip tariant, jie yra antra eilė arba subkategorija naujienų kategorijai. Aprašymas, kaip matome, naujienų kategorijai nėra, taip pat ir sukurtam WordPress'ui kategorijai nėra, o mūsų įrašą, kurį aprašėme šičia, yra. O skaičius rodo, kiek būtent įrašų šiuo metu yra šiuose kategorijose. Žymos. Kaip mes kūrėme naują įrašą, mes taip pat buvom sukūrę ir žymas. Mes taip pat jas galime čia redaguoti, trinti arba irgi greitai redaguoti. Jeigu redaguosim, toks langas yra, kur galim pakeisti pavadinimą, nuorodą joje arba aprašymas. Aprašymas šiaip nėra rodomas, bet jeigu mes pakeistumėm išvaizdos nustatymus priklausomai nuo esamos temos, galbūt jis ir gali matytis. Tai vat, atsidarom pagrindinį puslapį. Kaip matome, čia yra pagrindinis puslapis ir šioje temoje yra sukonfigūruotas įrašų naujienų laukas. Tai tiek šiam kartui. Iki.